Sveiki, su jumis sveikinasi Velnis ir šiandien parodysiu, kaip padidinti FPS keliais būdais. Šie būdai tikrai padidina FPS, tai juos pasidaryti gan rekomenduotina, jeigu norite dar didesnį FPS. Taigi pirmasis būdas būtų Disable CPU Parking programa, kuri atlaisvina jūsų CPU atmintį. Taigi visų pirma, nueinam į šitą nuorodą, kurią rasite aprašyme, parsisiunčiame štai čia šią programą, pasijungiame pirmąją unparkcpu.exe, pasijungiame programą, štai iššoka toks langas, spaudžiame check status ir truputį palaukiame. Štai, truputį palaukę, matome išmeta štai tokius rezultatus. Kaip matėte, status pas mane jau rašo visi unparked, nes aš jau esu padaręs, o jeigu pas jūsų rašys parked, tai tiesiog spaudžiame mygtuką unparkl ir palaukime, kol viskas užsikraus. Antras būdas būtų tai nueiti į savo Steam profilį, spausti ant Counter-Strike Global Offensive antrą pelės mygtuką, spausti Properties, spausti Set Launch Options ir įklijuoti šitą eilutę, kurią rasite aprašyme. Ką jums reikėtų žinoti, kad jums reikės paguglinti savo procesorių ir pasižiūrėti, kiek threads jūs turite, tarkim, parodysiu. Pas mane procesorius yra Intel Core i7, tai pirmas rezultatas, spaudžiame ant jo. Taigi, matot, pas mane rodo 8 threads, tai tokį skaičių ten ir rašiau. Taigi trečias būdas būtų Driver Booster 3, nemokama programa, kuri atnaujina visus jūsų driverius. Taigi aprašyme rasite nuorodą, kurie galite atsiųsti, atsiuntę įrašysite ir tiesiog ją pasijungs. Pasijungus programą pradės jums automatiškai skanuoti, kurie driveriai yra jūsų seni, kurie nauji, kuriuos reikia atnaujinti, kurių nereikia. Štai tarkim išmes jums, kad mano pelytės driveris yra senas, Synaptic Driveris System Device yra senas ir Signital Processor Controlleris yra senas. Tai tiesiog paspaudžiate Update Now, išmesite į tokią lentelę, spaudžiate OK, spaudžiate Continue Update ir dabar tiesiog palaukite visą laiką. Aš dabar neupdatinsiu ir tai gali užtrukti normaliai laiko, bet rezultatas yra akivaizdus ir gan geras. Rekomenduočiau šitą pasidaryti. Ir paskutinis būdas yra tai dar viena procesoriaus galimybė, kuri gali suteikti jums dar šiek tiek FPS, o tai būtų einame į savo pradinį Windows mygtuką, rašome run, prisijungiame run komandą, rašome msconfig, spaudžiame enter, truputį palaukime, štai išmetam tokį dalyką, čia nieko nereikia spausti, spauskite boot, spauskite advanced options, tada pažymėkite varnelę number of processors ir pasirinkite didžiausią kiekį. Kaip ir minėjau pirmoji daly, kad tai yra threads, kurį procesorius turi. Padarome taip, padarome apply ir išsaugome. Ir jums reikės perkrauti kompiuterį, bet tai nėra būtina.